Sveiki, aš esu Darius Čibonis, mokymo autorius ir lektorius ir šiandieną atsakysiu į dažniausiai man užduodamą klausimą, tai kaipgi padidinti pardavimus. Yra 3 būdai, kai kurie iš jų gali pasirodyti pernelyg paprasti, kad būtų veiksmingi, tačiau jūs žinot puikiai posakį, kad genialumas dažnai slypi paprastume. Taigi pirmas būdas padidinti pardavimus, tai yra tiesiog padidinti skambučių, susitikimų ir komercinių pasiūlymų kiekį. Kitaip tariant, daugiau pardavinėti, aktyviau pardavinėti. Antras būdas – didinti komercinių pasiūlymų vertę. Susitelkti į tuos klientus, kurie turi didžiausią potencialą pirkti už didžiausias sumas. Ir trečias būdas – yra stiprinti vadybininkų pardavimo įgūdžius. Reiškia stiprinti jų gebėjimą įtikinti, gebėjimą pagrįsti vertę, tai tam, kad nepardavinėtų vien žemos kainos. Jūs galite patys mėginti šitos 3 būdus pritaikyti, jais pasinaudoti, bet taip pat galite patikėti šį darbą profesionalams. Vadovai, jei norite, kad jūsų vadybininkai pardavinėtų daugiau, pelningiau, būtų aktyvesni, registruokite juos į seminarą Aktyvus pardavimas. Ekrano kampe spauskite nuorodą, rasite programą. Jei turėsite klausimų, nedėliskite rašyti, skambinti man, aš juos atsakysiu. Tai yra bene labiausiai laiko ir reikliausių klientų nušlifuota ir ištobulinta pardavimo įgūdžių lavinimo programa. Iki susitikimo mokymuose.